Apsitvarkom prieš filmavimą. Ką senai darėm? Senokai. Labai. 1-1. Kieno ten pienas? Nežinia. Gerai, tai ką? Labas visiems. Senai matyti, senai girdėti. Net balsas užstrigo. Tai vat. Plaukiam gaudyt šamą. Nežinau, kaip pavyks. Pavyks, nepavyks. Gal kaip bus taip, o kaip bus, taip bus. O šiemet tai ne pirmas mano išplaukimas. Buvau porą kartų išplaukęs. Porą kartų buvau išplaukęs. Pirmieji išplaukimai tokie. Jeigu matot, naujoji valtį sėdžiu, tai visos įrangos kalibracija buvo taip ir toliau, žiūrėjau kas kur kaip. Tai to žvejybos daug nebuvo. Šiaip šamai dar nebuvo tokie labai jau bėgantis ant kvaklės. Apie valtį šiandien neišsiplėsiu. Gal kažkada atskirai padarysiu tokią apžvalgėlę. Valtis Alba 440 su konsolė. Turbūt jau matėt video apžvalgų, yra jų, bet gal pasidarysiu tokią, ką aš įsirengiau kitaip, ką pasidariau savaip ir ką pasitobulinau, ką nepatobulinau. Žodžiu, kažkada ateityje. Nes dar ir net kėdė normaliai neprisėdėta iš tikrųjų. Iš po paskutinio pasiplaukimo supratau, kad truputį aukštoka man kėdė. Reikės ją pažemint, bet dar prie to nepriėjau. Ta prasme, reikės koją nusipjauti. Kėdės koją, ne savo. Kėdės koją kokius 5 cm, kad biškį žemiau būtų. Nes čia kažkaip remiasi sėdint normaliai. Norėtųsi, kad neverštų čia kojų. Ir su kvakle dirbt būtų patogiau. Antra kėdė yra. Dabar jos nereikia, vienas žvejoja. Tai. Ką, pasiplaukėsim. Nežinau net ką papasakot jum, parodyt. Iš tikrųjų eigoj. Kažkokia gudrybė, kažkokia negudrybė. Kažką parodysim. Pagausim, nepagausim. Bus aišku po žvejybos. Gerai, viskas. Varom susidėsim sliekus. Turiu spiningėlį Uniketo Funcat 225 ilgis. Su šita ritutė 450 dydžio. Labai sudera, dera. Geras komplektas gaunasi. Gumo mėtyt. Tokiom didesnėm tapkiam, kaip kas vadina. Bet čia ne mano arkliukas, mano pagrindinis žaislas. Medūza gal nesvarbu kokia buvo uždėta tokia. Kvakle. Meškerė. Destroyeris. Net purvina. Meškerė Uniketo Destroyer. 2 dalių. Viskas liuks. Ritutė ta pati kaip ant spiningo. Didesnė vieno dydžio. Tai va, dedam sliekus. Viskas. Nežinau, medūza gal pasikeist. Vėlniop. Paliksim šitą pačią. Dedam sliekučius ir triukšmaujam, ne?
Blemba lietus pradeda lyti. Slikai tokie. Nieko neradau. Tu prasme, niekur neieškojau, nerinkau aš jų. Blemba reikėtų kokį kibirėlį, bet neturiu. Tai bus gerai, tai. Trumpas know-how, trumpas tipsas, kaip su sliekais daryti. Darykit taip. Paimat slieką per vidurį. Bum, čia ant viršutinio kablio dabar neriu. 1, 2, 6. Kabliuką paliekam smaigalę atvirą, jokių ten uždengimų. Ant apatinio kablio. Leisgyvi kažkokį slieką. Ai, dar gyvas. Užmygęs buvo. Užneriam taip, kad tiesiog į atvirą kablį prislėpt. Geluonį kablio paliekam atvirą. Čia dar turim kokį? Turim. Tai uždėsim dar. Visą dėžutę sunerš. Nu va. Taip. Taip. Blemba įsilis. Nenori aš to lietaus. Reikia prieš... Nuo lietaus reiks kažką apsirengti. Taip, gerai. Ir... Purškėt. Nepurškėt. Gaila. Jeigu ne, jeigu purškėt, tai gerai darot. Nebijokit. Atbaidyti tikrai neatbaido. Tegul jie čia pabūna biškį. Bandysim. Gražus.
Oi, kvaklė, smagu. Vaišakai įkaliau eit. Pest. Nepamačiau. Jop, tararai, kad ir toks. Šamas dingsta, medūza šakoj. Reik bandyti išrauti. Eina. Kaip jie nuraunama? Bet šitą visą kelmą turėsiu pakelt. O dar šamas gražus buvo. Tu šikt. Bandysim kažkaip tai nutraukti. Medūzytė liko ant šakos. Geras šamas buvo. Geras. Nu, gražus. Gražus šamiokas. Kuris dingo. Tai ką, medūzą nutraukiam, bus proga išbandyti vieną iš naujų spalvų bleketo. Arba gal dabar juodą pasirinksiu. Tai va, užsidėsim juodą medūzą, bet tik tai tiek, kad aš mėgstu pasikeisti kablius. Sakyčiau gal, kad ne tai, kad pasikeist, bet aš nemėgstu trišakių. Tai trišakius kablius lauk. Dedu du vienšakius. Jau kažkaip buvau nusiteikęs, kad po šį suviliosiu. Nes labai jau reagavo į kvaklę. Per kelis kartus būčiau vis tiek dar šį prierzinęs. Gerai. Dedam sliekus. Štai, medūzytė. O, šamiokas. Šitas bėga. Žodžiu. Nieko gero.
ten, kur giliau tuščia. Kelis mažiukus mačiau šamus, daugiau nieko. Tai nusprendžiau ten laiko negaišti. Plaukiu į priekį, atgal, kur sekliau. Pabandysiu ten pažaisti. Paieškosim, pakvaksėsim. Kol plaukiam, galim pailsėti. Ką reiškia šiuolaikinės technologijos, ne? Nu va. Pagavom šamą, bet nesu medūza. Parodysiu. Šamok? Ne šam. Bėgo šitas nuo medūzos. Tai kadangi bėgo nuo medūzos, tai užmečiau gumą. Gerai, reikia jį paimti. Nu ką, varyk. Reikia pirštę naudoti, nes pirštą apdraskė. Nežinau, nelabai gal įdomu. Reikia su medūza susirasti, su kvakleta prasme. Pasiplaukėsim dar. Dabar jau atplaukiau čia į tą seklesnę dalį, kur pradžioj pradėjau. Tai ir biškį judesiuko yra vienas kitas šamukas. Normalių dar nemačiau. Turbūt viskas šiandien. Prasitasiau, prasiplaukiau. Ir tik tas vienas buožgalvis. Atplaukiau dabar į seklę dalį, seklioj daly keletą mačiau šamukų, ne šamų. Tai kažkaip tai turbūt šiandien reikės baigti viskas. Rinktis daiktus ir varyti namučių. Oras geras, smagu. Žvejot galima. Baigiam žvejybėlę. Vienas šamukas. Minus viena medūza. Tai vienas. Lauksim kito karto revanšo. Iki.